pristatysiu mūsų šios dienos svečią, gal tiesiog net ir netinka tas žodis svečia, tiesiog mūsų akademijos, mūsų bendruomenės garbingą narį, profesorių, habilituotą daktarą Juozą Skirnevičių, kuris yra vienas žymiausių Lietuvos sporto mokslininkų. Įvairiose Lietuvos ir užsienio leidiniuose jis publikavo virš 250 mokslo darbų. Mokslinių tyrimų sritys studentų ir moksleivių fizinio pasirengimo, sveikatos tyrimai, jaunųjų sportininkų rengimo gerinimas, didelio meistriškumo sportininkų rengimo, Europos pasaulio čempionatams ir olimpinėms žaidynėms mokslinis vadovas. Organizavo adaptacijos įvairiai fiziniai veiklai, ypatumų tyrimus, maisto papildų ir kitų organinių priemonių efektyvinimo tyrimus. Diegė jos į praktinę veiklą, sportininkų testavimo programos kūrimas jo buvo prerogatyva, jų efektyvinimo eksperimentiniai tyrimai. Praeityje sporto meistras, net 3 sporto šakų, lengvoji atletika, slidinėjimas, baidarių irklavimas. Lietuvos nusipelnęs treneris, Lietuvos slidinėjimo rinktinės treneris, treniravo būsimuosius olimpinius čempionus Vidą Vincienę, Gimantą Šalną, parengė daug Lietuvos čempionų, 36 sporto meistrus. 1980 metais įkūrė sporto mokslo tyrimų laboratoriją, kurioje daug metų buvo tyrinėjimai įvairių sporto šakų sportininkai, tyrimų pagrindo rengiamos disertacijos. Lietuvos tuometinės Sovietų Respublikos nusipelnęs kūno kultūros ir sporto darbuotojas 85 metais. Buvo Lietuvos sporto mokslo tarybos pirmininkas, Lietuvos sporto mokslo ekspertų tarybos pirmininkas, vadovavo ir konsultavo, rengiant ir ginant per 30 daktaro ir habilituoto daktaro disertacijų. Apdovanotas daugybę apdovanojimų, tai Kūno kultūros sporto departamento ordino aukščiausio apdovanojimo su grandinė už nuopelnus Lietuvos sportui, bei daug kitų. Aišku, čia trumpas toks pristatymas profesoriaus, ilgai nugyventas, prasmingas gyvenimas, į kurį negalima visko aprašyti, apie kurį. Todėl štai šiandien mes naudojamės progą ir norime profesorių pakalbinti štai tokiais, galbūt daugiau tokio ir kartu ir asmeninio pobūdžio, o kartu galbūt ir jo siekiančiojo karjeros klausimus, ėjimo į tą karjeros siekimo. Taigi, gal pradžioje norėčiau jūsų paklausti, nuo ko ta pati pradžia prasidėjo jūsų pirmieji žingsniai į tą tokį prasmingą, tokį ilgą pedagogo, sportininko, trenerio, mokslininko kelią? Pirmieji žingsniai bendrai gyvenime žengėme vaikystėje ir man susiklosti toks gyvenimo reikalas, kad augau gilioj kaimo glūdumoje, gimiau dar Dūminiai Gryčioj, paskiau ten pristatė bet grindų vis tiek nebuvo, iki 20 metų dagyvenau, grindų nebuvau lietęs kojom, bet gyvenimas buvo tuo laiku, atrodytų
specifinis, kadangi tai buvo tarpukariu Lietuva ir kaimas vystėsi žymiai lėčiau už miestą. Ir kaime dar buvo daug tokių gyvenimų, kur dabar pamatai, atrodo, kad net keistoka. Ir susiklosčius tokiom aplinkybėm, matyti, vyščiausi fiziškai gana nesparčiai. Ir mano laimiai tėvo brolis, buvęs puskarininkis, tą pastebėjo ir skatino jau tada stiprinti kūną. Ir jisai man davė laužtuvą, kažkur tai suradęs, bet tai kaimui nebūdingas buvo, ir liepė, kai iškelsi 100 kartų vieną ranką laužtuvą, tai aš buvau ten 8 metų, 9 metų, ir tai kažką tai kitą. Tai aš tą sekiau kokius tai 2-3 metus, ir paskiau jau man jisai iš kažkur tai surado svarmenį 16 kg. Ir liepė jį kiloti. tą svarmenį kilojau abiem rankom, paskui vieną ranką ir jau paskui pradėjau mėtyti ir apsukti jį. Ir vieną popietę žiūriu, kad jisai ateina ir ant pečių kažką neša sunkiai, bet labai nedėlį daiktą. O ten buvo, reiškia, svarmuo 302 kg. Ir tada sako, kada tu jį įspausi vieną ranką 20-30 kartų, tada tu galėsi, tuo laiku buvo būdinga vėl to kažkur tai kažkam tai suduoti, tu galėsi savo jaunystės skriaudėjus biškį nubausti. Tai tą svarmenį iškilojau, bet plius prie to 8 metus ėjau į mokyklą 5 kilometrus į ten ir atgal, tai 10 kilometrų. Tai buvo kartu jėgos treniruoti, ugdymas ir ištvermės ugdymas. Oi, tekdavo ir vasarą, ir žiemą, ir kada tada buvo pūgos, ir keliai užpustyti, tai šokinėjai per pusnius, kol nueini jau šlapęs, sėdi mokykloje, išdžiūsta rūbeliai ant nugaros ir taip grūdinosi mano organizmas ir matyt paskui, kada jau prireikėjo tų rodiklių, jau aš buvau gana 20 metų baigiau vidurinę mokyklą ir tik tai tiek gaila, kad man padėjo ne tėvas, bet tėvo brolis. O tėvas 44 metais, man esant 13 metų, buvo nušautas. Tai pokario karo metai mažiau įstrigo tokie, kad būtų atminty, bet pokario metai labai įstrigo to, kad labai trūko pavalgyti. Ir dar paskiau susikūrus kolūkiams, iš viso liko 60 sarų žemės ir pavalgyti buvo problema. Ir tas laikmetis, kada pokario Lietuvoje makalynė gyvenimo buvo ir susigaudyti buvo, kur čia tiesa, kur čia melas, kur čia yra skriauda, kur čia yra parama, buvo labai sudėtinga. Ir baigiant vidurinę mokyklą buvo tvarka tokia, kad ima į kariuomenę, jeigu tu nespėjai kur tai, arba į stribus eit, arba į mišką eit. Ir lieka geriausias variantas įstoti į aukštą mokyklą. Jau tada pradėjo blėsti išsilaisvinimo sąjūdžio žmonės, daug išžudyta buvo draugų,
ir pažįstamų gulėjo ant rinkos miestelį Jiezne. Nu ir buvo baisu žiūrėti į tai, buvo baisu žiūrėti. Ir aš pasirinkau kelią, kad stoti į aukštą mokyklą ir kažko tai krypo inžineriniai mokslai. Galvojau, būsiu inžinierius ir dar kaip nebekeista, svajojau statysiu tiltus. Nu ir dar vienas reikia paminėti, kad mokykloje pasitaikė kūno kultūros mokytojas Steikūnas, kuris tada, man atrodo, kad jis ir rytą keldavos kažkur tai ar prie mokyklos ar mokykloje ir kažkur tai guldavosi mokykloje. Jis ir nuo ryto iki vakaro buvo mokykloje ir mus skatino judėti. Buvo krepšinio aikštelės, buvo tinklinių aikštelės, buvo treniruoklių šitas įranga, kur kopiečiaus rankom lipti, kartis, virvė, skersiniai, ne vienas ir didesniem ir mažesniem. Ir tas mane taip pat skatino tos įrankius pasinaudoti ir žaisdavom be jokių ten pertraukų, be poilsio, nelabai ką supratom, kiek ten reikia ką daryti. Ir taip pasukau tuo keliu, bet kelias pasukimo buvo toks keistokas, kadangi reikia, norint gyventi, ne visur tiesą sakyti. Kartais ir biškį apgaulės elementų. Aš į Prienuose komisariate pasakiau, kad aš į kariuomenę galiu eiti, bet aš noriu stoti į karo mokyklą. Ir mano planai buvo su apgaulė. Ir mane, reiškia, siunčia į artilerijos karo mokyklą Jaroslavlį, nuvažiuoju ten egzaminai ir aš jau egzaminus rašau pagal savo planus. Man prieina karininkai, ten taiso viską, aš tą pataisau, bet paskui vėl pataisau į kitą pusę. Taip aš ir neišlaikiau egzaminų į karo mokyklą. Tad tiesiai iš ten patraukiu į Kauną su tais rūbeliais, su tais savo apavą kaimišką ir galvojau, stosiu į Politechnikos institutą, bet jau viskas pasibaigė egzaminai. Mano Petras, draugas toks buvo kaimo, sako, žinai, tu stiprus vyras, einam pažiūrėti į Kūno kultūros institutą. Nueinam, tenai tokia sekretorija sėdi, faina mergina, o Petras su juo elgtis mokėjo. Ir jis pradėjo kalbėti, kad čia stiprus vyras, taip, bet sako, kad jau lietuvių kalbos egzaminas parašytas paskutinio srauto. Ir viskas, jūs pavėlavote. O Petras vėl savo miklų liežuvį, o aš toks buvau mažiau iškalbus. Jisai dar ir ta mergina prišnekėjo, kad ji nuėjo pas tą dėstytoją, kuris lietuvių kalbą priminėjo egzaminą. Ir mane pasodino ir aš parašiau rašinį. Ir gavau 4. O tokias 4 aš gaudavau gana retokai arba gal nelabai. Apsistodavau prie 3 ir gal dar prie mažesnių vertinimų, kadangi tai buvo mūsų kalba tokia, mes ten dzūkai, pusiau suvalkiečiai ir buvo mišinys su kitom kalbom. Bet jis man parašė 4 ir viskas. Ir po pietų fizinio rengimo laikymas. Aš, takas stadiono iš šlako, toks pusiau minkštas, pusiau lyg žvyras, lyg smėlis. Ir man su toj savo apava kaimiška nelabai, tai aš basas bandžiau. Ten buvo 100 metrų, šuolis į tolį, šuolis į aukštį, granatos metimas ir kilometras. Kilometrų bėgime aš atbėgau 1. Laikų neatsimenu, bet kituose veiksmuose
kur reikėjo raumenų sutraukimo greičio, galingumo, mano pažymiai buvo minusiniai. Ir sudėjus išėjo 2. Ir dėstytojas puikus, paskui jis buvo mano ir pusiau treneris, Pranskevičius, parašė 2. Ir kągi, einam atsiimti dokumentų ir Petras vėl mane lydi, jisai į veterinarijos akademiją buvo įstojęs. Mane lydi ir tai merginai aiškino, kaip gali būti fiziškai silpnas, jeigu jisai ten dvipūdę iškelia ir atbėgo kilometrą pirmas. Nu, ta eina pas rektorių, ten pat rektorių sekretorija matomai buvo ir mane įstumė pas rektorių. Rektorius buvo Gudanovičius, karo vyras, dar tada sėdėjau su karinė uniforma. Ar jis papulkininkas buvo, ar pulkininkas, aš dabar negaliu atgamyti. Ir tokiu karišku balsu klausė, nu ko tu nori? Nu, aš paaiškinu jam, kad va taip noriu studijuoti, noriu mokytis. Nesakau, kad aš iš kariuomenės pabėgęs ar kažką savo šunybių tų neminiu. Bet tik tai teigiamas pusė, sakau, atbėgau kilometrą ir jisai skambina Pranskevičiui. Nu, tas matomai pasakė, kad vis tiek neišeina nieko. Nu, ką jis sako, neišeina. Bet sakau, aš dvipūdę įspaudžiu kairę ranką 20 kartų, o dešinę 30 kartų. Žiūri į mane. Nu, kaip čia dabar yra. Jis taip ilgą laiką pasvajojo, kažką tai pabraižė su pieštuku ant stalo. Nu, gerai, tu studijuok, metus laikų lankyk, jeigu viską gerai išlaikysi, tai tada tave studentų priimsim. Ir aš čia laimingas, nežinau, dabar neatsimenu kokiu transportu, kaip į Prienus, iš karto į komisariatą ir pateikiau tą dokumentą. Ten buvo žmogus, kokį tai laipsnį jis turėjo, ten irgi neatsimenu karinį, tą popierį į stalčių ir į kambarį, kur jau buvo siunčiami kareiviai atvažiavę ir nakvosit ir rytoj išvešim į kariuomenę. Nu, bet matyt buvo kaimietis toksai užsispyręs ir taip nuėjau studijuoti, neturėjau nei bendrabučių, nei aprangos, nei stipendijos, o kaime buvo būti 60 arų turėjo ir senutė jau dėdukas jau miręs, motina šeimą sukūrus kitą. Paramos nėra, tai kiekvienas, bet dviratį aš turėjau. Nusipirkęs dviratį neblogą, bet už obuolius ir duoną vežėm į Kauną parduoti. Ir aš įsigijau dviratį, gerą turėjau dviratį, kiekvieną šeštadienį važiuodavau tada į namus, tai buvo 56 kilometrai ir ten malkas kiek tai gyvuliam pašarą parvaždavau ir bobutė pamaitindavo ir kai ką įdėdavo į tokį lagaminėlį medinį turėjau, į tą lagaminėlį ir aš juo bandžiau prasimaitinti ir gyvenau aukščiuose šančiuose pas savo pusseserę, ji ten turėjo gyvenamą vietą ir buvo man davus lovą. Ir lova tik tai tiek, kad prisimenu ją ir dabar, kada po treniruočių grįždavau, atsiguldavau ir tos spyruoklės virpėjo, girdėjosi. Tai treniruotės buvo matyti kažkokios, tai vat buvo ta pradžia tokia, bet nelabai supratau, kur aš įstojau, nelabai supratau pradžioj paskaitose ir pratybose. Pratybose fizinėse jaučiausi gana neblogai, kamuolį sugraibydavau, stadione neblogai, gimnastikoje neblogai, viskas lyg tai gerai. Paskui pradėjau paskaitose, irgi labai kaip kaimietis, kaimo bernas, nu,
domėtis, ką ten sako, ir rašyti, susirašyti. Grįžtu, pastudijuoju, pasimokau, buvo anatomija, buvo fiziologija, biochemija, tokie dalykai, kurie buvo bendrieji. Ir aš kažkaip studijuodamas anatomiją pastebėjau, kad daug yra bendras žmoguje su kiaulė. Kiaulės aš esu darinėjęs. Ir raumenynas ir viskas, ir aš ten kalbėdamas anatomiją seminaruose, ar gal net ir įskaitoj, pasirodžiau gana neblogai. Tai tokia buvo dėstytoja, dabar šiais metais buvo 111 metų, būtų sukakę, Tiknienė. Į mane sako, žinot, tai jūs vis tiek čia nesat studentas, tai aš padėsiu jums į medicinos institutą pereiti. Jis matyti, ją turėjau ten svarų žodį, į mane nusivedė, kur tas institutas yra. Ir aš ten pradėjau lankyti paskaitas, ten dar sudėtingiau. Dar aš, sakyčiau, mažiau ką suprantu. Ar taip galiu gerai suprast norėjosi. Ir palankiau aš ten nemažai laiko ir jau paskui prasidėjo, reiškia, pratybos ir man prozektoriume tokioj vonioj dideliai gulėjo moteris, liepė ją įsijimti ant stalo ir odą lupti. Tai raumenų, reiškia, studijos buvo. Ir man pasidarė nelabai gera. Ir aš turėjau išbėgti. Ir negrįžau į parodos kalną, nukulniavau, kadangi aš ten vis tiek nebuvau studentas, tai aš vėl atėjau į paskaitas ir pradėjau lankyti. Tai va, tai čia buvo tokia pradžia, gana sujaukta tokia buvo pradžia. Ir tada jau, kai aš jau grįžau vėl į tenai, jau tada jau aš jau tvirtai pradėjau galvoti, kad šituo keliu reikės eiti. Iš tikrųjų, tai jūs papasakojot labai toks įdomų savo gyvenimo etapą, vaikystės, jaunystės dalis, studijos, kur tikrai, turbūt jaunam žmogui, dabartiniam studentui, tiesiog tai turėtų būti tam tikras, galbūt toks pažinimas, pažinimas, kaipgi vis tik tai tie vyresnio amžiaus žmonės, mūsų mokytojai, nuo kogi pradėjo, kokiagi buvo pradžia, kad tai nebuvo taip paprastai, kad atėjau, parašiau prašymą, įstojau, baigiau ir štai toliau karjerą kaip sviestų patepta. Taigi štai pamatėme profesoriaus tą pirmuosius tos žingsnius į mokslą ir į gyvenimą.